taigi, Kei, ko ten beldi? Oi, tau, Kostė. Toma. Tomute. Toma, neišeik. Toma, neišeik. Toma. Galia, tai kas yra, vėl košmarą sapnavai? Vėl Tomą sapnavau. Oi, dabar jinai nusišovė, o paskui pas mane į miegamą jie atėjo ir pradingo. Zašabys, čia blogiau negu balti arkliai. Kasdieną tai pasikarė, tai nusišauna. Oi, Kostė, siunčia man jinai kažkokią žinią. Siunčia per šitus sapnus. Kažkas jai blogai, kažkas jai negerai, Kostė. Oi, ačiū. Kostė, padėk man. Tai kaip aš tau padėsiu? Kas sėsiu į mašiną ir rajoną apvažiuosiu? Ai, visai tu širties neturi, tu visai nesupranti motinos jausmų, Kostė. Atneš man kompiuterį. Galia, tu visai nuo proto nušokai. Tu jau metus vaiksti. Kasdieną tikrini kompą, ar jinai Facebooko paskyros nesusikūrė. Konstantinai, aš šiandien dar netikrinau. Dabar, kol neprisigėrė. Atsiprašau, kad trukdau, bet turiu, kaip sakant, tokį delikatų, galima sakyti, net šlapę reikalą. Kokį reikalą? Žodžiu, man negerai ir jums negerai. Reikia kažką daryti. Iš kur jūs mane pažįsta? Aš sekiau jūsų vyrą. Mano vyrą? Aha. Kodėl? Ką jūs šnekat? Kodėl jūs sekėt mano vyrą? Jūsų vyras susitikinėjo su mano žmona. Moteris meluoja geriau. Moteris meluoja geriau. Žodžiu, man negerai ir jums negerai. Reikia kažką daryti. Iš kur jūs mane pažįsta? Aš sekiau jūsų vyrą. Mano vyrą? Aha. Kodėl? Ką jūs šnekat? Kodėl jūs sekėt mano vyrą? Jūsų vyras susitikinėjo su mano žmona. Mano Mogis. Negali būti. Nu, kaip negali. Ašgi sakau, aš jį pasiekiau, aš sužinojau, kur jis šliaužioja po miestą, kur gyvena, va, draugeliai pagydė, kad jūs esat jo žmona. Nereikia nieko daryti. Neskambinkit, nekelkit bangų. Reikia jos kažkaip taip tyliai, ramiai išskirti. Kaip? Nu, nežinau, reikia susitikti jums, reikia susitikti su mano žmona, pasikalbėti. Moteris gyvena kita, paliubomų geriau supranta. Aš nieko prieš, skambinkite, tegul privažiuoja. Ne čia. Čia per daug vieša vieta. Mano moteris, nu, žinomas Lietuvoje veidas. Gali žurnaliukas kokie prisistatyti. Advokatė? Ne. Modelis? Modelis buvęs. Ir mano vyras jį darė plastinę operaciją. Paliubomų. Didino papus. Papus? Jo. Padidino papus ir šitą dar nuo užpakalio lašinių atsirbimo padarė. Aš visada sakiau, kad parazitas, tas užpakalių peržiūros savo kitą susiras. Tai ne. Mano žmonos užpakalis tikrai ne vieną sykį praėjo jūsų vyro techninę apžiūrą. Kur jūsų žmona? Tai bus. Jūs tik tai nusiraminkit. Bet tik tai yra bėda, jinai, na kaip čia pasakyti, mes gyvenam kartu, bet pas jos tėvus ir dėl to, nu, nelabai išeitų ten susitikti, nes reikėtų kažkokios neutralios teritorijos. Pavyzdžiui, gal jūs kažkokią tai turit sodybą, kažkokią, ar draugės būtą, ką nors, kur galima susitikti, pakalbėti. Aš nieko nesupratau. Nu, ko čia nesupras? Būtą turi? Nu, aš namie gyvenu. Tai gerai. Nu, bet ten tas kiparisas nakvoja. Nebūsiu visą naktį namuose. O čia dar geriau. Super. Skyrybų paduosi? Tai aišku. Paliubomų mažulė. Va, draugelis paskambins, pakvies jūsų žmoną. Kaip tik taip pasakys, kad Ogis jos laukia. Nemaišyk, Mogis. Ne vardas, o pravardė, visi taip vadina. Mogis. Mogis.
O tavo žmona graži? Žiauriai. Taip ir maniau, kad atsiras gražesnė. Bet aš išgerus negaliu vairuoti, todėl kviečiam taksą. Tu nesikrauk, mes pavairuosim. Tai ką nusprendėt? Nu ką, reikia viską šiandien pabaigti. Tuoj pat. Tai jau viską žino. Paliubom, seniau. Tai norėjau jums pasakyti, kad jūs puikiai laikotės. Esate labai stipri moteris ir verta geresnio vyro tikrai. Aš atsiprašysiu. Vyrui skambins. Telefonas ant stalo kokiam vyrui. Tu ką darai, seniuk? Ką? Ką? Nu kas čia per bairiai? Jūs puikiai moteris, verta geresnio, puikiai laikotės. Kas čia per komplimentai? Ašgi ją kabinu, tu durnas. Jo, papa. Nu tai gerai. Tai ką darysim? Važiuosim pas ją namo. O jeigu grįš vyras? Nu ir ką? Pasakysim jam labas vakaras. Arba labas rytas. Tu vairuoji. Taip, Galina. Ką dabar sapnavot? Ai, vėl nusižudė. Nu, ką aš galiu pasakyti? Čiagi košmaras. Kaip visada pas jūs, košmaras yra košmaras. Oi, bet kažkas Tomutei tikrai labai blogai atsitiko. Ir aš jaučiu, kad jinai yra kažkur arti. Ar nieko nesuradai? Ašgi sakau, žinosiu, kai įkirs Lietuvos sieną. O užsienį jie gali rasti tik Interpolas. Taigi tu duok man Interpolo telefono numerį. Kostė, atnešk tušinuką. Kaip jie neieškos? Taigi dingo, ne, koks šuniukas, čia mano dukra dingo, ieškos. Kiek? Gerai, aš turiu čia pagalvoti tada. Aš tau perskambinsiu. Ką sakė? Ką sakė? Interpolas išprotėjo. Kodėl? Tam, kad surastų mano dukrą, aš turėčiau pakloti 50 000. Zašibys. Oi, kaip aš jaučiu, kad mano Tomai kažkas negerai. Vaikė, tu mano vaikė. Kur tu pradingai? Ai, nieko. Gerai, Konstantinai. Išvirk arbatos, padaryk, aš tortą turiu. Kokia čia proga tortas? Nu, ta pačia, Konstantinai, dėl kurios mane prie savo bravoro vežėjai, prie Armalio sodybos kruvoliojomės. Ai, nežinau, vis tiek nei tu manęs pabučiavai, nei tu ką, nei nešvankiai pajuokavai kaip senais gerais laikais. Grįžta vyras iš komandiruotės. Oi, Konstantinai, nenervuok. Eik arbatos daryk. Juodos? Mėlynos. Ji vėl skambino. Ir ką jis sakė? Kaip visada, sapnavo tave. Man neįdomu, aš nieko nenoriu apie ją žinot. Toma, kiek tas liepsies? Aš nesislapstau, aš gyvenu ir tiek. Kurią dieną susitiksi gatvėje. Ką tada sakysi? Nieko. Net labas nesakysi. O tu gali paprašyti Galinos, kad jinai daugiau manęs nebeieškotų? Kam? Nusamdys kitą ir suras. Sužinos, kad kartu gyvenam. Kam tie skandalai? Gal tu ir teisus. Šiąnakt manęs nebus. Vėl dirbi? Pasiilgau tavęs. Gera mašina, kaip mat parlėksit. Kur ta Virga, aš nesurantu, kiek galima laukti. Virga! O jinai niekada neskuba, pati matė, yra truputį tokia miglelė. Kaip ir jos amžinatilsis tėvas. Oi, viskas gerai su ta Virga. Baigs kokius kursus per 3 mėnesius, po to įtaisysiu kirpėjas, galės karpyti plaukus. Nu, su draugiam atsisveikinai, Virga. Neturėjau tų draugių, visom skolinga. O su mama kas atsisveikins? Ate, klausyk tos
medos. Na gerai. Na gerai. Ačiū tau. Labai ačiū. Viskas bus gerai. Tai kiek skolinga pinigų? Daug. Kiek tas daug? Neskaičiavau, bet daug. Nu, ir kam tau tiek daug pinigų? Tai mane draugė apvagė. O. Visa šmutkės pavogė. Tai reikėjo, plika nevaikščiosiu, naujų nusipirkti. Meluoji. Nemeluoju. Meluoji. Aš irgi melavau tavo metu, kai pinigų reikėjo. O tai šmutkių nereikėjo? Reikėjo, šmutkių reikėjo, viską reikėjo. Kaip tu apsirengus, a? Kaip kaimietė kokia? Nieko, išmokysiu aš tave, kaip rengtis ir kaip meluoti. Kas vairuos? Aš. Ne, aš čia nenoriu. Tai geriau į galą, dar pamatys kas nors. O gal aš ir noriu, kad kas nors pamatytų? Advokatė. Kaip? Gerai, prašom. Tai kur važiuojam, mažulė? Į Nemenčinės plentą važiuojam, o toliau parodysiu. Ai va, kur tu? Čia tu. Na? Kad jie kur velniai rupūžė, a? Kas nutiko? Nieko, čia ta audra tokia buvo atėjus, tai taip nepatogiai su jie išėjo. Pamiršk. Klausyk, dar kas nors klausinėjo apie tai, kaip tu man išgelbėjai? Ai, šito tai ne. Aš matai dėl to atokiau ir atėjau nuo žmonių, kad pabūčiau. Labai gerai. Turiu tau siurprizą, bet noriu prie visų pasakyti. Nežinau, jeigu gert nereikės, tai... Ne. Velniai nematė tada. Dar toli? Klausyk, iš kur pasėtas butelis, nesmygu. Ką? Nukentėjusiai miega. Pilietė. Pilietė, ar jūs... Jo, papa, tai kur man važiuot? Žadink! Pilietė, kur jam važiuot? Ką daryti? Mane suėmė mėšlungis. Maniau, kad viskas. Bet iš kažkur čia atsirado Robertas. Pagrėbė mane savo tvirtomis rankomis ir ištraukė iš tos juodosios upės. Tai vyras, su kuriuo Sibire galėčiau ledų skaldyti. Todėl nusprendžiau atsidėkoti. Pam, pa, ba, ba. Ačiū. Ačiū. Nereikėjo. Nuo šiol Robertas mūsų šeimos narys. Mes esam šeima. Kol vienus prieš kitą nepradėjom liudyti teisme. Kas čia? Ir dar svarbiausia noriu pasakyti. Robertai, už tai, kad tu man išgelbėjai gyvybę. Noriu tau įteikti, tiksliau, padovanoti savo barą! Štai tikrieji rakteliai. Tikrai labai sujaudintas, be galo. Ačiū. Tikrai nereikėjo. O dabar vandens, be burbuliukų. O gal vis dėlto alaus? Ne, aš turėsiu. Aš jį taip mylėjau, o jis man tai padarė. Nežliumk. Gerai? Nu ką padarė? Nu kaip tai ką padarė? Jis pravarė mane, metė. O aš jam net socialitą buvau nupirkus. Socialitą? Kokį socialitą? Taigi bliūdą telikų žiūrėt. Satelitą, vištą tu. Socialitą. Aš taip ir sakiau, socialitą.
Klausyk, pirki dovanas vyrams, a? Ar tu durna? Ar tu smegenų neturi? Tai Ryčka turi tau dovanas pirkti, gražuolė. Kažkokia antiprostitucija gauna. Ryčka. Baig žliumt. Nekriok. Blemba kaimietės. Socialita, dar tokį žodį atras. Ei, pupa, kur važiuojam toliau? Pilietė. Kur važiuojam toliau? Pilietė. O, plauk. Nu, negaliu patikėti, seniuk. Atgrįžus į Lietuvą reikės bobų rankinukus kraustyti. Tu geriau prisimink, ką pats Londone veikiai pradžioj. Nezirsk. O tas Ryčka tai tikriausiai dar ir ryžas, ar ne? Ryžas? Kodėl ryžas? Ryžas labai moka pinigus kaulyti. Aš nesuprantu, kodėl tu klausai apie jo plaukų spalvą. Ai, nu gerai, pamirškime tos ryžikus, viskas. Klausyk, aš noriu tau duoti vieną gerą patarimą. Skolinantis pinigus, reikia jau iš karto žinoti, kaip jų netiduoti. Tai aš ir žadėjau, ir vardą, ir dar pavardę pasikeis. Gerai. Oi, Ryčka, pamirštų tą ryžą Ryčką. Aš tau sakiau, Meda, jis yra ne ryžas. Oi, gerai, oi, Ryčka, tu beprotiškai. Einu atnešiu vandens, atsigersi. Kas? Seniuk, visas pundas. Trauk greičiau, trauk. Imk, kaip tu čia traukit? Kišt atgal. Oba! Duncia, a ten ne Meda. Eik tu savo, Meda. Aš tau sakau, žiauriai panašiai, seniuk, paliubomų Meda. Nu pažiūrėk, abi kairios kojas šleivoja kaip Meda. Kažkoks keistas jausmas, lyg tai stebėtų kas nors. Gerai, pasikvėpinsiu ir važiuojam. Kaip skaniai kvepia, duokit ir man tetą. Teta. Meda. Palauk, pasikvėpinsiu ir tada gal net padovanosiu. Rimtai? Rimtai. Gerai. Prašau. Ačiū. Dovanoju. O, tikrai Meda. Nu ir labas, Meda. Taigi tu Na ką, nesikvėpink tiek daug, smirdėti pradėsi. Važiuojam. Aš sakiau, Meda, seniuk. Meda? Suklikė, kiaunė įsigando. Varom greičiau iš paskos, nereikės ėgiui mokėti. Kas čia? Užsirakino iš vidaus. Kaip jinai galėjo? Ką žinau? Ką tu žinai? Imk akmenį ir dauž stiklą. Ką tu žinai? O tu durnas, tu? Alio, mažulė! Pilietė, jūs nu... Joks. Ir vanduo, ir šalna, tau sunku bus suprast, kur mes